Šiek tiek buvo kažkokiu nesklandumu. Šiandien pakalbėsime apie dvi temas. Apie šilumogrąžą ir apie Dantvos šilumos punktus. Dabar jūs matote klasikinę šilumogrąžos schemą, apačioje šalčio mašina. Klasikinė šilumogrąža veikia tokiu principu, kad karštis iš šalčio mašinos keliauja į vieną šilumokaitį, kuris skirtas karšto vandens ruošimui. Tuomet, kas liko, keliauja į kitą šilumokaitį, kuris šildo šildymo sistemą, vėdinimo sistemą. Taigi toks yra klasikinis variantas šildymo sistemų, įprastas, gana paprastas. Šiandien pakalbėsime apie mūsų šilumos atgavimo įrenginį skirtą pagrinde šalčio mašinom su šaldymo agentų CO2, anglies dvideginiu. Keletą parodysiu schemų, kurios yra naudojamos Lietuvoje. Tai vėlgi, kairiau yra šalčio mašina, du šilumokaičiai. Pirmojo darbas yra įkrauti karštą vandenį talpon, iš kurio karštas vanduo naudojamas objekte, na ir kas liko yra naudojama šildymui. Dar viena iš schemų, kur karštas vanduo ruošiamas talpoje. Čia freoninė šaldymo sistema, kur tiesiogiai jau karšto vandens talpoje yra šildytuvas, šildantis karštą vandenį. Mūsų sprendimas šiek tiek skiriasi nuo tų schemų tuom, kad mes turime tik tai vieną šilumokaitį, iš kurio imame šilumą į gamykloje pagamintą įrenginį, šilumos atgavimo įrenginys, HRU ar Heat Recovery Unit. Pliusas to daikto yra, kad mes pasiimam visą įmanomą šilumą. Atrodytų ir anose schemose mes taip pat galime paimti šilumą, bet yra tam tikrų dalykų, kuriuos papasakosiu vėliau. Vienas iš variantų, kaip atrodo šilumos atgavimo įrenginys, kelios talpos, šilumokaitis skiriantis šaldymo mašiną nuo švoko dalies. Ką norėjau atkreipti dėmesį, kad yra tokių situacijų, kai šilumą galime nuimti gana sėkmingai ir atvėsiname CO2 šilumokaitį iki vos ne 30 laipsnių. Taigi, ką noriu pasakyti, kad jeigu išnaudotumėte du šilumokaičius, antras šilumokaitis, grįšiu šiek tiek keliom skaidrėm atgal. Pavyzdžiui, šitas variantas, čia projektuojamos temperatūros 50-35. Na, sakyčiau, jeigu mes efektyviai nuimame šilumą karštam vandeniui ruošt ir nepaliekam nieko vėdinimui, tai man kyla klausimų, ar šita sistema vėdinimui iš vis kažką tai gali padaryti. Taip, galbūt tais tarpais, kai karštas vanduo kažką tai padarys, bet esam skaičiavę vieną iš pavyzdžių, kaip antras kontūras vėdinimo sistemai, 300 beveik kW galios, vien glikolio suvalgytų 8000 eurų. Ir labai abejotina, kokios temperatūros keliautų į sistemą. Taigi, su šiuo mūsų įrenginiu mes galime surinkti viską, ką tik tai sistema turi, į talpas ir perduoti į sistemą. Ir išvengtumėm dubliavimo, nereikėtų antro vėdinimo kontūro. Tiesiog per jo investiciją galima būtų pasiskaičiuoti, kad tokia investicija užsakovui yra pakankamai išmintinga. Nes turim pavyzdžių, kai įrenginiai atsiperka per 1,5 metų. Aprašymuose, kuriuos matome, kad šilumos galime atgauti nuo 50 iki 400 kW, tai yra šilumokaitis CO2 gali būti tokios galios. Šildymui kolegos danai skaičiuoja iki 540, čia mes turėtumėm pasitarti, kaip projektuosite, nes danai skaičiuoja šildymo sistemas 30 laipsnių.
Mesgi skaičiuojam 20 laipsnių perkaičiui temperatūrų viduj, taigi mūsų atveju šitie mazgai atgautų mažiau galios. Bet apie tai galim pasitarti. Gabaritai mazgo nėra dideli, aukštis iki 2 metrų, plotis 2,70, gylis 1,20 m. Kaip tai atrodo? Tai yra tiekiama gamykloj surinkta sistema Jo, ir kelios laisvos dalis. rodo. O dabar Tai yra, tu gali. Andrius kalba turbūt. Pilietį. Jo. Keli jutikliai, kuriuos montuotojai, švoko montuotojai turėtų sumontuoti vietoj. Šie temperatūros jutikliai S11, S2 yra aukšta temperatūrai. S4 jutiklis panardinamas į šilumokaitį, kad matuotų temperatūrą. Na, S10 gali būti paviršinis jutiklis. Tai tiekia gamintojas. Toliau konfiguracija veikia tokiu principu. Gal aš taip parodysiu kitose schemose. Bus aiškiau su temperatūrom. Va. Andrius užlipo man ant galvos čia. Pasitrauksiu šiek tiek. Kaip veikia sistema? Iš šilumos tinklų ar katilinės tiekiame šilumą į mazgą. Čia gali būti šilumokaitis, jeigu šilumos tinklai, arba sumaišymo mazgas, jeigu tai yra katilinė ir nereikia pinigų išleisti šilumokaičiui. Toliau šiluma iš tinklų ir šiluma iš atgauto šaltinio, susitinka treigiame vožtuve ir yra tiekiama į objektą pagal jo poreikius. Objekto šilumos mazgas, tarkim, čia yra 2 šildymo kontūrai, gali būti šildymas vėdinimas, karšto vandens įkrovimas, rekomenduočiau talpą. Veikia tokiu principu. Kada pastato šilumos mazgui reikia temperatūros, pavyzdžiui, karšto vandens dezinfekcijai, valdiklis pastato susietas su šilumogrąžos valdikliu, bendrauja ir šilumogrąžos valdiklis gauna užduotį S3 jutikliui pakelti iki norimos temperatūros. Taigi, jeigu talpose trūksta temperatūros, pasitelkiami šilumos tinklai. Šitas vožtuvas nėra perjungimo vožtuvas, kairė dešinė. Tai yra moduliavimas ar tolygus valdymas. Ir į pastatą tiekiame tokią temperatūrą, kurios reikia. Tai čia dėl pamaišymo toks buvo klausimas, kaip čia tai veikia. Dar papildomai valdymui tarnauja 2 temperatūros matantis ir debitus registruojantis skaitikliai. F1, flow meter 1, F2, debitomatis 2. Algoritmas toks, kad kuomet trūksta pastatų šilumos, vožtuvas pamažėl pridarinėja talpas, pradeda tekėti vanduo per F2 skaitiklį ir nuo tam tikro vandens kiekio jau duodama komanda pasijungti šilumos tinklam arba katiliniai. Šilumogrąžos algoritmas kuom skiriasi nuo prieš tai mano minėtų schemų, kurios yra naudojamos Lietuvoje, tuom, kad mes registruojam, žiūrim visas šias 4 temperatūras. Kalbant apie CO2 sistemas, susiduriama su tokiu dalyku, kad jeigu neprognozuotai per daug greitai patieksite šaltą vandenį į šilumokaitį, kurio anoj pusė yra apie 100 laipsnių ir slėgis 80 barų daugiau mažiau, gali būti taip, kad šitas šilumokaitis plyš ir anglies dvideginis pateks į sistemą. Na, su tuo gali būti susijusios bėdos. Kažkas gali ir prisiuostęs dujų iškeliauti kažkur tai labai toli. Taigi, mūsų algoritmas yra siurblio valdymas PVM principu, matot procentai. Tai yra siurblys dirba gaudamas impulsus, tolygiai daugiau mažiau. Stebim šias 2 temperatūras ir laikom balansą, kad įtampa tarp jų nebūtų didesnė kaip keletas laipsnių. Nes jeigu jūs čia duosite +10, šitoj pusėje bus 100, yra tikimybė, kad esant tokiem dideliem slėgiam, ilgainiui šilumokaitis trūks. Taigi, mūsų mazgas saugo šilumokaitai ir tolygiai maišo šilumą iš šilumogrąžos bei šilumos tinklų. Šita schema man
labai tokia simpatiška, tuom, kad nėra jokio perjungimo, kas dažnai mano buvo matyta klasikinėse schemose, kur dirba arba vienas, arba kitas šaltinis. Tai yra mėtomasi nuo vieno į kitą ir tie periodai, kuomet persijungiame, yra labai neapibrėžti ir neaiškus. Dar yra trečias skaitiklis F3, kuriuo mes galim išmatuoti, kiek šilumos susigrąžiname. Taigi, labai paprastas principas. Maišom kiek reikia, keičiam užduotį pagal pastato poreikius, saugom šilumokaitį, tolygiai palengvai kraunam talpas. Aš nekalbėsiu apie kitą funkciją, dar yra šilumogrąžos įrenginio funkcija. Jeigu šilumos yra per daug, negu jos reikia, ją galima atiduoti kur nors, tarkim parduoti. Danai kai kur naudoja schemas, kur talpos grūda vandenį į šilumos tinklus, tai yra šiluma parduodama. Dar paminėčiau, kad mūsų mazge vis dėlto nėra, o reikėtų objekte įdėti balansavimo ventilį vien tam, kad apriboti siurblio maksimalų debitą, nes PVM tai nereiškia 0,10 kažkoks tai tolygus valdymas. Taip, paveikslėlis apie tai, kiek Lietuvoje atgavome per keletą mėnesių šilumos pinigais. Tai paskaičiavus, per kiek čia 5 mėnesių, mes atgavome jau apie 15 000 pinigų. Tai sakyčiau nuostabu, kai šilumos mazgas tiek nekainuoja. Vienas iš pavyzdžių iš autokadinių, čia dėkui Galinai piešė, tiesiog parodyta punktyrai šilumos atgavimo įrenginio ribos, temperatūros jutikliai atskirai patiekti, balansinis ventilis. Šitam piešiniai matote, kad dar vienas kontūras prijungtas ne per šilumogrąžą, nes tiesiog mūsų šilumos grąžinimo atgavimo įrenginio galia nėra tokia didelė, mes juos tiekiame iki 65 numerio vamzdžių, tai yra iki kokių 12-15 kubinių metrų vandens. Tai jeigu objekto galia didesnė, mes tiek negalime atgauti. O kaip atrodo gaminys, jis ardomas į 3 dalis, jeigu reikia jį užnešti ar įkelti per kokias nedidelės duris. Tam ir buvo suprojektuota konstrukcija iš 2 talpų, kad jį būtų patogu ardyti ir gabalais sunešti į objektą. Beje, gaminys tiekiamas su pilna izoliacija, siekiant sumažinti šilumos nuostolius. Tiek buvo pas mane apie šilumos atgavimo įrenginius. Gal dabar aš padarau trumpą pauzę ir tiesiog gal yra pas ką klausimų, tai pakelkite ranką, čia galima, toks yra simboliukas pakelt ranką ir aš atsakyčiau į klausimus. Pabandžiau. Klausimų tai nematau, Kęstuti. Klausimų nėra. Na, koordinatės mūsų turite, kiek suprantu, klausimų tikrai bus. Tokius daiktus projektuojant, nuogastavimų, pergyvenimų, tai galėtumėm atskirai pakalbėti. Mano koordinatės jūs turbūt turite, žinote. Jeigu ne, turbūt pažįstat Andrių, jis pagelbėtų susisiekti su manim. Tai dabar mano kita dalis, supažindinti jūs su Danfo šilumos punktais. Kęstuti, vienas klausimas yra. Taip. Ar talpose integruoti yra šilumokaičiai? Ne, talpos yra tuščiavidurės su srautų paskirstimo perdangomis. Šilumokaičių juose nėra. Grynas bambalis. Gal dar yra kokių klausimų? Matau, Vilius klausė. Čia Viliaus klausimas. O Jūratė sako, nieko negirdi, ar vis dar nieko negirdi? Ar Bernardas girdi? Jūratė, ar girdime?
Jūratė kalba, matau, gal tada tuoj pabandykim Jūratės mikrofoną. Aha. Tuoj Jūratė, ieškom. Yra Jūratė, aš manau, kad Matau. jinai girdi, nes. Jinai pati atjungus mikrofoną gali pabandyti įjungti. Ir čia 2 kartus prisijungus. Na, gerai, gal tada eikime tolyn. Techniniai nesklandumai. Kągi, Dantvos šilumos punktai. Tiek tiekiami būtam. Tai yra šildymas, karštas vanduo, mato tokia dėžutė, pilnai izoliuota. Tiek gali būti karšto vandens ruošimo mazgelis, tai yra dėžė daryti karštą vandenį. Gali būti įvadų į kompaktiški mazgai arba įvadų į didesni mazgai. Na, žinau, kad Dantvos daro mazgus ir didesnius, ir ten 15 MW, bet čia turbūt kita istorija. Dabar daugiau norėjau pakalbėti apie būtam skirtus mazgus, taigi kokybė nuo A iki Z, gamintojas gamina mazgus iš nerūdijančio plieno vamzdynų, specializuotus yra užsisakęs liejinius fitingus sukomplektuot, suspaust mazgą kiek galima į mažesnį dydį. Na ir turi specializuotų temperatūros reguliavimo prietaisų. Kai kuriuose mazguose naudojame termostatus PM2+P ar PTC2+P, ką tie burtažodžiai reiškia. Šitas vožtuvas dirba nuo slėgio perkirčio, tai yra kada mato, kad vartojimas vandens yra, tada jis daro temperatūrą. Bet temperatūros reguliavimas pasigana yra ribotas, termostato nėra. Čia tokie yra sprendimai, yra šalių, kuriuom tai labai gerai tinka. Kitom šalim norisi, kad termostatas būtų ir tada turime kitą sprendinį, tai yra matuojam tekantį vandenį per karšto vandens šilumokaitį, plus dar turim temperatūros reguliavimą. Šitą koncepciją gamintojui tinkanti tuo, kad kada karšto vandens nevartojam, šilumokaitis laikomas vėsus, termofikatas uždarytas, nuostolių nėra. Va kaip atrodo keli mazgeliai. Termostatas prie šilumokaičio, specializuota jungtis. Šitas gyventojas šilumos mazge tarnauja tam, kad kada termostatas neveikia, kai šilumokaitis uždarytas, kad jis tinklų vandenį kažkiek tai praleistų per mazgą ir nebūtų atšalę vamzdynai iki šilumos punkto. Kelios vietos, tu reikia rodiklę kitą pasidaryti. Kelios vietos yra šalto vandens skaitiklis, karšto vandens skaitiklis. Privalumai šilumos punktų galėtų jums kilt klausimų, kam juos daryti, kai mes turim paprastą kolektorinę, paprastą centralizuotą cirkuliacinę sistemą. Šis sprendimas pilnai išsprendžia tą vadinamą klausimą mokėjimas už kaimyną, kad kiekvienas turi savo skaitiklį ir moka tiek, kiek sunaudoja. Plus, tokiuose mazguose dažnai nebūna cirkuliacijos, nes danai teigia, kad jeigu vamzdynas iki vartotojų yra kokių 7 metrų ilgio, cirkuliacija nėra būtina. Plus, antilegionelos klausimas. Šituose mazguose vandens tūris ant tiek mažas ir jis neviršyje 3 litrų, todėl tokiose sistemose nereikalinga terminė dezinfekcija. Vėlgi, kas būtų reikalinga klasikinėje sistemoje, kas kažkiek laiko kaitinti sistemą, kaitinti šilumokaitį, augint kalkes. Dar mazgeliai gali turėti tokį pamaišymo šuntą, priedą, kuris būtų skirtas grindų šildymui. Tai mazgelių galios yra įvairios, keliasdešimt kilovatų ir daugiau, kas gražu, izoliacija nusima, užsideda, nereikia nieko ardyti, o čia per vidurį yra filtras, kurį galima prasivalyti. Taigi būtam toks pakabintas, kompaktiškas mazgas labai yra prasmingas energijos sąnaudų prasme, atsiskaitimo prasme ir galų gale jūs turite karštą vandenį visą laiką, kada norite, ir šildymą jūs galite turėti, kada norit. Nebūtinai, kada miesto valdžia nutarė paleisti šildymą.
Dar yra sprendinių, kur mes galime komplektuoti jau surinktus gamykloje grindų šildymo mazgus su kolektoriais, su valdymo automatika. Visa šita konstrukcija nėra labai drūta. Galim sutilpti 15 cm nišą. Plotis gali varijuoti, ar 610 ar daugiau, jeigu yra daugiau atšakų. Taigi labai kompaktiškas mazgas būtui. Truputį didesni mazgai įvadui. Vėlgi yra įvairių sprendiniai. Pilnai izoliuotas, neizoliuotas, ant kurio dedamas gaubtas, arba gali būti versija vamzdynas izoliuotas gamyklos izoliacija. Įvairių sprendimai, jų čia mirgu margu, aš rodau tik tai mažąją dalį iš kelių šimtų puslapio. Pagrindė skirtumai kokie būtų: karšto vandens reguliavimas termostatais arba elektronika, šildymo valdymas vėlgi gali būti mažiem mazgams su termostatais arba elektronika, įvairių sprendiniai, austram reikia grąžinamos spyruoklės, mums pakanka paprasto vožtuvo su pavara. Taigi daug visokių variacijų, pagrindė kompaktiškumas. Dar vieni mazgai, daugiau čia mažam namui, nuo 30 iki 100 kažkiek kilovatų šildymui, karštam vandeniu iki 1,5. Mazgai gali būti iš dviejų dalių. Tai yra šildymo dalis, karšto vandens dalis. Yra pilnai izoliuoti. Jų argumentas gana stiprus, kad šilumos nuostoliai nuo tokio mazgo yra santykinai nedideli, lyginant su tradiciniu mazgu. Čia tarp palyginimui Danų norma 25%. Lyginant su mūsų siūlomu sprendiniu 19. Mazgų patogumas yra tuo geras, kad jį galima jungti tiek iš viršaus, tiek iš apačios, tai yra universalus dalykas. Paprasta aptarnaut. Visi prietaisai priešais jūs, nusimet izoliaciją, galit prieiti prie filtro, valyt, galit prieiti prie kitų įrengimų, jeigu jums to reikia. Tiesiog matom cirkuliaciniai siurbliai, pavaros, termometrai, manometrai, tai yra viskas žiūri į jūs. Tiesiog kabinamas ant sienos, vėlgi toksai mazgas, nedidelis. Taigi jie yra šildymas karštas vanduo arba šildymas. Tokie variantai. Čia iš kitos gamyklos Danfoso, kurių yra keletas. Trečia versija šilumos mazgų DSM Flex. Čia tas vadinamas raudonasis rėmas. Mazgai gali būti 2-3 kontūrų. Tai yra šildymas karštas vanduo arba šildymas vėdinimas karštas vanduo. Patogumas jų yra gabaritai 1,20 m x 60 m, aukštis 1,25 m, tai yra lengva įkišti, įnešti, transportuoti į objektą dėl kompaktiškumo. Galima išardyti, filmuko nerodysiu, bet tiesiog filmuko esmė yra atsukam veržles, nusiėmė izoliaciją, jeigu jisai buvo, ir susinešam jį į pastatą dalimis. Yra derinamo aukščio kojelės, aukščiau žemiau, gana patogu, kiek esu matęs mazgų Lietuvoje, tai dažnai jie daromi tiesiog paprastai ant rėmo su nederinamo aukščio kojelėmis, bet visko gali būti. Mazgui naudojam kokybiškas medžiagas, nes tai yra Danfoss gamintojas ir jo yra atsakomybė. Atskirais variantais galim kalbėti apie ilgesnį nei 2 metai garantijos terminą visiems gaminiam. Vėlgi, tam reikėtų išpildyti sąlygas, suderinti prietaisą, nepalikti įlikimo valiai. Taip pat reikėtų apsitarti dėl karšto vandens kokybės, nes Lietuvoje vienur kitur vandenyje būna ištirpusių medžiagų, kurios ardo lituotų šilumokaičius, kurie yra lituoti variu. Gali būti kiti sprendimai su išardomų šilumokaičių. Na ir mazgo gamybai Danfossas yra įdiegęs automobilių pramonės standartą, siekdamas minimizuoti gedimų skaičių, tai yra kokybė, tai yra svarbu gamybos metu, dėl kurios
gali nukentėti reputacija. Taigi, tiek suvirinimas, tiek mazgo surinkimas yra labai atidžiai, stropiai stebimi. Taigi, tuo prezentacijas apie mazgus įvadą pabaigiau, apie šilumogrąžą papasakojau, koks yra sprendinys. Ir manau, individualiai galim apsikalbėti, apsitart kiekvieną jums rūpimą klausimą. Taigi, tuo tarpu dėkui, gal yra kokių klausimų iš šios temos. Na, klausimų nematau aš. Bet mes nepraktikuojam visų mikrofonų įjungimo. O jau kažkas Turbūt kelia ranką, Darius Pečiulionis. Gal galima jam įsijungti mikrofoną, ar kaip čia galima padaryti? Nematau, kad nuėmė ranką, tai gal persigalvoju. Yra dar. Kaip padaryti, kad jis galėtų kalbėti? Naups. Taip, yra iš Deivido klausimas, kokia šilumos punktų maksimali galia? Mažų punktelių, matėt, galios yra šildymui keliasdešimt kilovatų, 10, 20, 30, karštam vandeniui kokie 20-100 kilovatų. Didesnių punktelių galia auga. Tų paskutinių, kur rodžiau DSA Flex, tai jų galios, man atrodo, iki 500 kilovatų, gal šiek tiek daugiau mažiau, bet didžiausias gaminys, ką mačiau, tai atrodo, nei šitų serijos, kur rodžiau, 15 megavatų. Tai gali būti ir didesnių mazgų. Taigi, va, tie maži mazgeliai, jų galios sukasi kažkur iki 100 ar apie 100 kilovatų. Kokiam namui tai gali tikti? Na, keliasdešimt butų namui gali tikti. Tai tikiuosi atsakiau apie galias klausimus, nes turėtumėm... Aš galiu kalbėti? Žinoma. Jo, aš esu šitus punktus jūsų esu įrengęs Kaune vienam name, visą pilną namą įdėjom, ten, man atrodo, 7 butai buvo. Bet mes susidūrėm su kita problema. Ta problema buvo tokia, kad buvo 2 namo gyventojai, kurie, čia jau galbūt tokia techninė, nežinau, aš biškai dar su Kauno Energija dar bendradarbiauju, tai ten po to žiūri įstatymiškai, kaip ten sutvarkyti ir kad nebūtų nukentėtų trečiųjų asmenų interesai. Tai kaip pavyzdys, šitie mazgeliai, kurie buvo įrengti, mes su karšto vandens ruošimo kontūrais, mes turėjom problemą, kad žmonės nedeklaravo duomenų. Ir gavosi taip, kad Kauno Energija po to viską paskirstė visiems namo gyventojams ir gavosi čianais problema, kad Kauno Energija, aš galvojau, kad galės taikyti netolygaus šildymo metodą, bet jie negalėjo šito taikyti, todėl kad buvo šituose mazgeliuose ruošiamas karštas vanduo ir šildymas. Kauno Energija gali taikyti netolygaus metodo formulę tik tai tada, kai ruošiamas tik tai šildymas, o ne karštas vanduo. Ir šita problema pas mane buvo labai stipri, man namo gyventojai labai priekaištavo, aš net nenumačiau, nes kai diegiau šitas sistemas, su Kauno Energija šnekėjau, kad sakė, galėsim taikyti netolygaus šildymo. Nes aš namo gyventojus užtikrinau, kad bus visų interesai apginti, bet gavosi atvirkščiai. Ir va šita problema, žinokit, yra. Jinai dar iki dabar neįspręsta. Jeigu nėra karšto vandens ruošimo kontūro, tai viskas tvarkoja, bet jeigu yra, va šita problema yra. Tai čia klausimas yra grinai pardavimo, deklaravimo ar apskaitos, kaip čia paimti pinigus už tai, kas patiekta, tiesa? Jo, aš susidūriau. Po to kitose objektuose, kitam visam name 10 mes įrengėm su grindininiu šildymu šitų jūsų mazgelių. Šiaip tai su jais viskas tvarkoja, bet buvo Kauno Energija ten dar pagrindinį tą šilumos Danfoso punktą statė. Ten mes turėjom problemą, kad nesusigaudė temperatūriniai režimai, nes, sakysiu kitaip, problema yra tai, kad nėra žmonių, kurie normaliai galėtų dirbti su šituo produktu ir jį sureguliuoti.
Arba nėra norinčių mokėti žmonėm, kurie tai galėtų padaryti. Sakysim taip, vat mane va šitas labiausiai domina, aš matau čia labai daug spragų šitoj va vietoj. Nes pastatyti pastato, ar ne, viskas tvarkoja, jie veikia. Bet aš labai ilgai vargau, gal kokį daugiau negu pusę metų, kol sureguliavau, kol ten radau specialistų, kol radau paaiškinimų, kodėl veikia vienaip, ne kitaip, kodėl ten temperatūriniai davikliai vienoje situacijoje vienaip dirba, kitoje kitaip, kaip reikia pažeminti, ką reikia padidinti. Žinokit, vargau ir su Kauno Energija vargau, ir žmonių ieškojau, kas galėtų. Kolega mano, atsiprašau, pertraukiau, kolega mano Gintaras, kuris dirba su punktais šitoj vietoje, žinojo. Jisai man šitą problemą padėjo spręsti, kad vat, reikia ten tą daryti, reikia aną daryti, bet suprantat, kad ateit įdėgiai, ar ne, kaip pavyzdys, paleidai, sustigavai ir taip toliau, nes po to man namo gyventojai skambina, sako, ką tu čia pridarai, kokios čia sistemos, nieks ten nemoka. Tada pabandykim rezumuoti. Viena iš bėdų, kad yra skaitikliai, pagal juos reikėtų atsiskaityti, kažkas to nepadarė, taip? Sakysim taip, jo, šitą yra. Kažkas neatsiskaitė pagal skaitiklius. Na, tai gamintojas čia galėtų gana ribotai šitą klausimą. Aš jau šitą problemą sprendžiu. Tai tarkim, jeigu gyventojai, jeigu galima taip sakyti, jeigu gyventojai deklaruoja taip, kaip reikia, ta problema sumažėja ir jos dingsta, taip? Jo, tai aš šitą problemą, žinot, kaip sprendžiu. Aš mes pastatėm nuotolinio nuskaitimo skaitliukus ir viskas, ir šitą problemą dingo. Variantas. O toliau kitos buvo derinimo klausimai, taip? Jo, va čia aktualiausia ir aš Gintarui sakau, man labai įdomu, aš noriu to vadinamo, taip liaudiškai pasakysiu, automačiko, kaip sureguliuoti, kaip sustiguoti ir taip toliau, taip toliau. Na jo, mes turime ir Kaune, man atrodo, yra automatikos katedra, ar kaip jinai vadinasi, tai jo, 5 metus žmonės mokosi automatikos reikalų, tik tai taip gaunasi, kad mūsų ūkyje, tie, kurie aptarnauja su dujiniais raktais numeris 3, jie kaip ir nebūna lankėsi tuose moksluose. Tai jau yra, beje, šilumos punkto aptarnavimo taisyklės yra toks dalykas, bet gal tada atidėkim šitą klausimą atskirai, aš gal tada užsirašysiu paties Darius, taip, ir galėsim tada susisiekti ir atskirai. Būtų labai malonu. Būtų labai malonu. Ačiū už atsakymus. Gerai. Tvarkoj, tai tada jau gal aš ir bėgsiu, nes kolega Andrius turi jau jungti savo variklį. Taip? Taip, ačiū Kęstučiui, dabar Dėkui. Andrius Timofejevas. Andriau? Andriau? Andriau, girdi mane? Ne. Tu mane išjungi. Alio? Dar kameros tavo nesimato. Girdim. Jo, tuoj. Taigi Kęstutis buvo mane užmūtinęs, nes mes čia kažką šnekėjom ir pamiršo įjungti. Tai va, dabar jau matosi ir su vaizdeliu tikriausiai. Taip, viskas matosi, bent jau man, tikiuosi ir kitiem. Gerai, liuks, paleidžiam prezentaciją. Taip, žodžiu, pirmas mano webinaras, čia per 15 metų, toks ganėtinai keistas jausmas. Kalbu kaip prieš kokį egzaminą, prieš veidrodį besiruošdamas, nes nieko nematau. Matau, kad lygtais kažkas yra prisijungę, bet gyvai žmonių nesimato pas mane, tai taip gana keistokai. Tai Birutė, tu, man atrodo, visą laiką girdi, taip? Aha, tik tu, jeigu gali, Andriau, patrauk prietaisų skydelį tą visą su raudona rodiklytė, nes matosi ekrane. Šitas vaizdelis matosi, ne? Jo, iš dešinės pusės ten, kad netrukdytų skaidrėms. Supratau.
Tai gal aš tada padarysiu kitaip. Truputėlį paleisim kitą. O, kaip dabar matosi? Alio. Alio, gerai, viskas. Gali pradėti. Dabar gerai. Gerai, tai tada važiuojam. Kaip Kęstutis minėjo, kad jeigu kyla klausimų, tai galima paspausti rankenėlę. Ranka ten tokie 4 pirštai į viršų ir nykštys į dešinę. Tai, sakykime, uždėkit, nes visų garsas yra išjungtas, nes kaip praktika rodo, būna daug triukšmo ir po to negalima susikalbėti. Gerai, tai važiuojame į priekį. Mano Žinok, Andriau, vėl atsirado tas skydelis. Gali išjungti, paušą. Koks skydelis? Taip, still sharing webcam. Kurį čia? Šitas gal? Va, dabar man atrodo gerai. Aš šitą patraukiau iš šono. Gerai. Taigi, klaidos rekomendacijos projektuose, Danfoss šildymo vėsinimo sprendimai. Vėdinimo kameros šildymo kaloriferio aprišimo mazgas. Kasgi čia negerai? Pagrindinė bėda yra triviejų vožtuvas štai čia, kuris grąžinama linija tiekiama šilumnešį. Ir kai kaloriferis neveikia, atsiskiria kontūrai, reiškia, antrinis kontūras dirba štai čia ir pirminis kontūras dirba štai čia. Visas karštas vanduo iš šilumos mazgo grįžta atgal į šiluminį mazgą. Ir temperatūras 80 laipsnių tiekiama atgal į šilumokaitį. Didėja tinklų šiluminiai nuostoliai ir mažėja katilinės efektyvumas. Tai sakykime, jeigu pažiūrėtumėm katilinės temperatūrinį grafiką, matytumėm, jog katilinė norėtų, kad grįžtų ne daugiau kaip 40 laipsnių, kai tiekiama 70 ir ne daugiau kaip 50, kai tiekiama 90. Na, kiekvienam mieste yra skirtingi temperatūriniai grafikai. Čia konkrečiai yra Druskininkų miesto šiluminis grafikas. Bet įsivaizduokit, jeigu pastatom, kad ir vieną vėdinimo kamerą objekte, kuri nesant poreikiui arba kai neveikia, salėje nevyksta joks renginys ir salės vėdinimo kamera žiemos metu grąžina 70 laipsnių atgal į šiluminį mazgą ir kelia tinklų temperatūrą. Kai kelia tinklų temperatūrą, kieto kuro katilinės ekonomaizeris negali veikti ir mažėja katilinės efektyvumas. Tada tinklai, aišku, imasi priemonių, stengiasi bausti tokius vartotojus, kurie grąžina per aukštas grįžtančias temperatūras. Taip, sekantis vėdinimo kameros vėsinimo kaloriferio aprišimo mazgas. Antrinėme cirkuliacinėme žiede tiekiamas šilumnešis pamaišomas su grįžtančiu, ko pasekoje projektinė temperatūra 7 laipsniai į kaloriferį niekada nepatenka. Copy-paste programinės įrangos rezultatas, šildymo kaloriferio aprišimo mazgas yra nukopijuotas ir panaudotas vėsinimui. Vėsinimo kaloriferis aprišamas visiškai kitaip negu šildymo ir netinka tas mazgas. Šitas mazgas netinka vėdinimo šaldymo kaloriferio aprišimui, nes, kaip minėjau, tiekiama štai čia 7 laipsniai, ateina štai čia, maišosi su grįžtančiu 12 ir automatiškai numušama, tai yra pakeliama šaltnešio temperatūra ir vietoj 7 laipsnių kaloriferis gauna 8-9 laipsnius. Tai čia jokių pamaišymų negali būti
šaldymo kaloriferio prišimo mazguose, nes, kam reikalingas tas pamaišymas? Pamaišymas tas reikalingas, kad per šildymo kaloriferį visą laiką cirkuliuotų šilumnešis. O šaldyme pas musgi niekas čia neužšals, pas mus glikolis ir pamaišymas nuo užšalimo šaldymo kaloriferį yra nereikalingas. Tai va, antra blogybė, iš šalčio mazgo ateina 7 laipsniai, lygiai taip pačiai 7 laipsniai be nuėmimo yra grąžinami į katilinę. Tai jeigu, sakykime, tą mazgą mes patobulintumėm ir išimtumėm štai šitą antrinį kontūrą su cirkuliaciniu siurbliu, paliktumėm tik tais triejį vožtuvą. Toks mazgas yra galimas, kartais taip darom, bet jis nėra efektyvus, jis yra, sakykime, senovinis, paprastas, bet nėra efektyvus. Nėra efektyvus, nes treigis vožtuvas daro pastovaus srauto cirkuliaciją, ko pasekoje elektroniniai siurbliai neišnaudoja visų savo galimybių, visą laiką dirbant 100%. Jeigu dirbant 100% elektroninis siurblys, tai jis energijos sunaudoja kaip paprastas siurblys 3 greičių. Taigi mes sistemas turim projektuoti kintančio debito, tiek šildymo sistemą kintančio debito, tiek šaldymo sistemos kintančio debito. Apie šitą mes daug kartų šnekėjom, bet pasitaiko vis dar, gal ne visi žino. Taip, toliau šalčio gamyba, ką mes čia turim. Turim cirkuliacinis siurblys, tiekia šaltnešį į 1, 2, 3 atskirus kontūrus, vėsinimo sistema, 1, 2, 3. Vėsinimo sistemos su automatiniais balansavimo vožtuvais, abokuojamais arba su ASV. Todėl atskiras ASV PV slėgio perkelčio reguliatoriaus komplektas kontūrui yra nereikalingas. Šitoje vietoje mums pakanka rankinio balansavimo vožtuvo, kuris mums tiesiog reikalingas bendro debito pamatavimui. Šitoje vietoje yra šilumos energijos skaitiklis. Tai kaip ir būtų galima ir su šilumos skaitikliu netgi energiją matyti, tada kaip ir būtų ir tas balansinis gal netgi būtų nereikalingas. Bet šilumos energijos skaitikliais objekto paleidimo metu būna visaip. Būna jie nepajungti, būna neveikia, būna kiti nepasitikė. Tai, sakykime, techniniam projekte galima dėti štai čia rankinius balansavimo vožtuvus, išimti visą laiką, jeigu tai yra poreikis, išimti visą laiką galima jų nedėti. Jeigu yra čia, sakykime, šilumos energijos skaitikliai. Priklauso nuo užsakovo pageidavimų. Taip, bet automatinių komplektas šitoje vietoje tikrai yra nereikalingas. Taip, kas dar? Turim štai čia apvadas, permetimo vožtuvas. Čia labai dažnai manęs klausia dėl permetimo vožtuvų, kada jį dėti, kaip jį parinkti, kaip apsaugoti cirkuliacinius siurblius. Tai, sakykime taip, permetimo vožtuvas buvo sugalvotas, kai buvo siurbliai 3 greičių. Paprastai nekontroliuojami 3 greičių siurbliai, jiems reikėjo palaikyti cirkuliaciją, kad jie nesudegtų. Nes jeigu viskas sistemoje užsidaro, cirkuliacinis siurblys neturi kur padėti vandenį, sukasi vietoje, tas vanduo užkaista nuo cirkuliacinio siurblio fijų ir jis gali perdegti. Dabartiniai elektroniniai siurbliai turi apsaugas nuo perkaitimo, bet ir turi slėgio reguliavimo dažnio keitiklius, kurie neleidžia siurbliui prieiti iki to tokio savęs užsivirinimo. Tai jeigu viską uždarom sistemui, jeigu viskas yra uždaryta, tada cirkuliacinis siurblys meta savo apsukas ir sukasi labai labai mažu greičiu ir neužkaista. Jeigu vis tiek įdėsim, sakykime, šitoje vietoje permetimo vožtuvą, tai 100%, kad jis niekada neveiks. Jis bus visą laiką arba uždarytas, arba atidarytas, nes cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu nesukelia, šis atstumas yra mažas, nesukelia padidėjusio slėgio. Kaip pavyzdys,
cirkuliacinis siurblys, pavyzdžiui, darbo taškas nustatom 6 metrai. Taip, 6 metrai pastovi charakteristika. Ir klausimas, kaip nustatyti permetimo vožtuvą. Na, jeigu čia siurblys 6 metrai ir jis mums niekada neduos daugiau negu 6 metrai, tai ant kokio slėgio nustatyti permetimo vožtuvą? Ant 6 metrų? Na, tai ta riba, kai jisai neaišku, kokiai pozicijoje bus. Jeigu nustatysim daugiau negu 6 metrai, tai jis bus visą laiką uždarytas. Jeigu nustatysim mažiau negu 6 metrai, bus visą laiką atidarytas. Tai tų dalykų reikėtų vengti. Nu, arba tiesiog neprojektuoti su elektroniniais siurbliais. Gerai, sekanti skaidrė. Šilumos skaitiklio montavimas. Šilumos arba vėsos apskaitai skaitiklis tarnaus ilgiau, jeigu sumontuosime grąžinimo liniją. Na, čia yra tokia taisyklė, kai, sakykime, vėlgi klausia, kur dėti šilumos skaitiklį, nes ten paduodama, ten grįžtama, vis laik painiojamis. Tai galbūt galima vieną kartą nuspręsti visiems laikams, kad šilumos skaitikliui geriausia vieta yra grąžinimo vamzdis. Taip, grąžinimo vamzdis, nes šildyme grąžinimo vamzdis bus visą laiką vėsesnis, grįžtantis, taip, negu paduodamas 80-60, mažesnė temperatūra. Jeigu skaitiklio elektronika sumontuota ant korpuso, ne kažkur išnešta, tai skaitiklis gaus mažesnę temperatūrą, mažiau kais nuo vamzdžio ir taip jo baterijos mažiau sausės ir tarnaus ilgiau. Dėl baterijų tarnavimo laiko skaitikliui yra geriau būti ant grįžtančio vamzdžio. Lygiai taip pat ir su vėsinimo skaitikliu. Vėsinimo skaitiklis gaus šiek tiek aukštesnę temperatūrą, sakykime 7-12, 7 tiekiama šaldyme, 12 grįžta. Tai 12 laipsnių yra mažesnė rizika kondensacijai. Taip, mažesnė rizika kondensacijai, mažesnė rizika, kad plokštelės kondensuosis elektronikos viduj ir aišku, jis yra apsaugotos, bet visgi rizika yra mažesnė, izoliacija kažkas pažeis, netaip yra baisu ir skaitiklis vėlgi tarnaus ilgiau dėl to, kad bus temperatūra, kuri mažiau kondensuosis, mažiau ant skaitiklio bus rasos lašų. Taigi skaitiklis visą laiką ant grįžtančio. Taip, sistemos slėgis. Teko būti keletą objektų, kai negalėjom cirkuliacinio siurblio pastatyti darbo režimą, nes apsauginis vožtuvas buvo parinktas netinkamai. Taip? Tai kasgi riboja apsauginius vožtuvus? Ne? Apsauginius vožtuvus riboja tik tais principė įranga. Ne? Apsauginis vožtuvas yra skirtas įrangai apsaugoti. Na ir šitoje vietoje matyti yra paimta gal iš šildymo kieto kuro katilo ar dujinio katilo aprišimo, nes tie katilai labai bijo per didelio slėgio, sakykime, kieto kuro katilas, 1,5 baro, 2 barai jisai daugiau negali atlaikyti, todėl apsauginis vožtuvas tai čia įdėtas prieš katilą ir konkrečiu atveju buvo parinktas pagal statinį slėgį. Pastato aukštis 5 aukštai, 17 metrų, tai apsauginis ten 2 barai. Neįvertinta dar cirkuliacinio siurblio sukeliamas slėgis, o cirkuliaciniai siurbliai šiandien dienai, jeigu dirba ant grindinio šildymo sistemos, cirkuliacinis siurblys gali duoti ir 150 kPa, netoli 200 kPa didesniam daugiabučiui. Tai įsivaizduojate, jeigu statinis slėgis namo 2 barai, 0,5 baro viršslėgis, tai statinis 2,5, o darbinis jau gali būti ir 4,5-5 barai. Tai per mažas apsauginis neleidžia išvystyti cirkuliacinio slėgio ir sistemoje negali cirkuliuoti šilumnešis. Rotacinių vožtuvų uždaromas slėgis. Rotacinis vožtuvas paprastai yra naudojamas prie kieto kuro pamaišymui arba atskirų atšakų pamaišymui, kad ir prie dujinio kuro.
kartais ir prie vėdinimo kamerų. Šiaip rotacinis vožtuvas gerai dirba kaip maišyklė, kaip valdymo vožtuvas gal kiek prasčiau dirba, bet kam sakykime, reikia geresnės kainos, tai prie vėdinimo kamerų naudoja sriegius rotacinius pamaišymo vožtuvus. Taip pat juos būna panaudoja ir perjungimui. Šiandien dienai turim daug atsinaujinančių šaltinių, šiluma iš aušiklių, šiluma iš grunto, šaltis iš technologijos ir panašiai. Ir norim perjunginėti, sakykime, srautus, šilumą, šaltis ir naudojam tam maišyklės. Taigi treigis vožtuvas, reikėtų atkreipti dėmesį, kiek jis atlaiko, kiek jisai gali, prie kiek jisai gali veikti. Tai, sakykime, mažesni, gal ir nepastebėsim, uždaro 2-1 barus, reiškia cirkuliacinis siurblys gali būti iki 100-200 kilopaskalių ir rotacinis vožtuvas gerai veiks. Bet kai mes peržengiam diametro 50 ribas, jau mūsų rotaciniai vožtuvai geba mažiau slėgio uždaryti ir, sakykime, lieka tam kai kuriais atvejais tik tais pusę baro. Pavyzdys šalčio šilumos mazge, perjunginėjam su treigiu vožtuvu, kuris yra šalčio šilumos mazge, arti cirkuliacinių siurblių. Treigis geba valdyti srautą, kuris yra tik tais iki 0,5 pasipriešinimo. Jeigu siurblį pastatysim prie jo, kuris duoda 1 barą, 100 kilopaskalių, 150 kilopaskalių, toks rutulinis rotacinis vožtuvas tiesiog bus užstrigęs ir negalės perjungti srautą. Tai tada, sakykime, projektuotojas turėtų nuspręsti, kaip mes darom. Jeigu perjungimo metu šiluma šaltis mes, pavyzdžiui, galim išjungti cirkuliacinius siurblius, taip, tada tas vožtuvas nuvažiuos šiluma šaltis ir po to vėl įjungsim cirkuliacinius siurblius, viskas veiks. Bet jeigu veikiant cirkuliaciniams siurbliams mes norėsim, kad jisai važinėtų, jisai negalės veikti. Čia toks svarbus momentas. Ką dabar daryti, jeigu veikiant cirkuliaciniams siurbliams mes norim vis dėlto perjunginėti srautą iš šilumos į šalčių? Tam atveju yra linijiniai vožtuvai, ant kurių galima uždėti daug galingesnės pavaras, ir jie tada jau geba. Galingos pavaros gali būti 400 kilopaskalių. Bet vėlgi, jeigu nepažiūrėsi, teisingai neparinksi, čia galbūt darbo projekte labai svarbu. Pavyzdžiui, galima irgi suklysti ant 150 vožtuvo, uždėjus AME56 pavarą, uždarys tik tai 20 kilopaskalių. Tai vėlgi, jeigu kažkur prie siurblio linijinis treigis vožtuvas, jis jau tokio srauto negalės perjungti, kol siurblys veiks. Vožtuvus galima naudoti tiek maišymui arba nukreipimui. Jie yra universalūs. Tas yra parašyta techniniame aprašyme. Tik tais reikėtų atkreipti dėmesį, kad kažkur buvo parašyta, skiriasi uždaromas slėgis. Taip, srauto nukreipimo taikymuose, va čia matot, kai srautas nukreipiamas ir kai maišymas. Taip, maišymui ir srauto nukreipimui. Vandeninė ar freoninė sistema. Šiandien dienai populiaru yra naudoti freoninės sistemas. Taip pat, aišku, ir vandeninės naudojamos, bet gal, kiek pastebėjau, didesniuose objektuose, grandioziniuose, dideliuose ofisuose naudojamas gal vandeninės. Gal kam būtų kada įdomu padiskutuoti apie freoninės ir vandeninės sistemas, nes turim patirties iš kitų šalių. Tai, sakykime, vanduo buvo kurį laiką nustumtas, bet kiek rodo patirtis ir praktika, vandeninės sistemos grįžta. Ir freoninės sistemos, jos niekur nedingsta, jos tiesiog randa savo pritaikymą, todėl, sakykime, negalima jau galbūt lyginti, kurią konkrečiu atveju geriau naudoti ar vieną ar kitą. Abi jos turi savo privalumų, savo minusų ir tinka tam tikruose objektuose. Taigi, Danfoss šildymo sprendimai ir
rekomendacijos. Danfoss šildymo sprendimai šildymui. Mūsų tikslas yra padaryti gyvenimą lengvesnį, paprastesnį visiems, tiek projektuotojams, montuotojams, užsakovams. Ir tuo tikslu yra gimusios šitos schemos. Mes jas esam rodę jau ne kartą, gal kažkam įdomu bus pasikartoti, gal kažkas tai mato pirmą kartą, man sunku vertinti. Taigi, ką mes čia turim? Turim šilumos punktą ir turim daug įvairių sistemų prijungta. Ventiliatoriniai pašildytuvai, sijos ir vėdinimo kamera. Kaip ir negalima pagal mūsų Astera jungti atskirų sistemų į vieną, bet ką daryti, kaip pavyzdžiui turi kokią mažą parduotuvę, Lidlas, maža Maxima, turim 5 radiatorius, vieną vėdinimo kamerą, vieną oro užuolaidą. Nedarysimgi šilumos mazgo su 4 šilumokaičiais, su 3 šilumokaičiais. Taip, sujungiam viską į vieną, ir seniau būdavo, kad ne visą laiką viskas gerai veikia. Ne visą laiką gerai veikia, reiškia, atvažiuoja mašina krautis prekių ir atsidarius oro užuolaidoms dingsta, pavyzdžiui, vėdinimas, išmeta klaidą, pradeda nebeveikti. Arba kol veikia grindinis šildymas, neveikia radiatoriai. Ir visokių tokių keistenybių. Tai kad to nebūtų, darant pagal šitą schemą, viskas veiks ir viską galima jungti kartu. Ventiliatorinis konvektorius, sijas, oro kameras. Paprasta taisyklė. Jeigu naudojam automatinius, ką reikėtų naudoti kintamos srauto sistemose, tai visi įrenginiai turi būti su automatiniais balansiniais. Negalime vėdinimo kameros aprišti su trieigiu vožtuvu, o pavyzdžiui, fancoilu aprišti su automatiniais abakuojam vožtuvais. Taigi trumpai apie schemas. Tos schemos nėra paslaptis, mes išsiuntinėjame arba jos yra kataloguose kiekvienų metų oro vėdinimo kamera. Trumpai jos veikimo principas, turim tiekiamą vandenį iš mazgo, grįžtamas į mazgą. Taip ateina per automatinį abakuojam vožtuvą. Cirkuliacinis siurblys nuo užšalimo dirba visą laiką šito kontūru ir palaiko temperatūrą šildymo kaloriferyje. Kai automatinis vožtuvas atsidaro, įleidžiamas šilumnešis, atšalęs vanduo keliauja į šiluminį mazgą. Kai vėdinimo kamera neveikia, abakuojamas yra uždarytas ir palaikoma automatikos kaloriferyje kažkokia nuo užšalimo temperatūra. Vožtuvas numeris 12 yra skirtas palaikyti šiltą magistralę, kad starto metu galėtų visos kameros startuoti be uždelsimo, kad nesuveiktų apsauga nuo šalčio. Termobalansinių nereikia dėti prie kiekvienos kameros, užtenka ant linijos tolimiausiam taške vieną. Nes jų daug pridėjus irgi gali būti taip, kad vienam objekte buvo 25 kameros, prie kiekvienos pridėtas po termobalansinį, objektas dar nelabai veikia, pavasaris, ir per termobalansinius cirkuliuoja pakankamai didelis debiutas, kuris irgi užkelia grįžtamą temperatūrą. Sakykime, jeigu 35 laipsnius jisai palaiko, priekabus užsakovas, jam ir 35 laipsniai, reiškia, buvo per aukšta temperatūra. Norėjo, kad būtų dar mažiau. Tai teko užsukti afodus, juos demontuoti, paliekant tik tolimiausiuose taškuose. Tada viskas susitvarkė. Čia pavyzdys vamzdžiai 80 diametro, o termobalansinis diametro 15. Tai kiek esam neskaičiavę, praktiškai visais atvejais užtenka diametro 15 termobalansinio vožtuvo tam, kad palaikyti norimą cirkuliacinę temperatūrą. Orinio šildytuvo aprišimo mazgas, uždarimo 2 sklendės, automatinis balansavimo vožtuvas ir viskas. Daugiau jokios armatūros, jokių balansavimo vožtuvų, slėgio perkirčio reguliatorių ant atšakų ar magistralių nereikalinga. Durų oro užuolaidos aprišimo mazgas. Mazgas labai populiarus, pradėjom rodyti gal prieš 10 metų, dabar praktiškai
galima sakyti, kas antra oro užuolaida tokiu mazgu aprišama. Tai tiekiamas šilumnešis, evakuojam vožtuvas ir QT elementas ant grįžtančio mazgo. Ant grįžtančio vamzdžio. Kuo šitas mazgas geras? Tuo, kad nereikalinga automatika, nereikalingas joks BMS, valdymas, 0,10 V pavaros. Pigus, gerai veikiantis, apsaugantis nuo užšalimo oro užuolaidą. Kaip tai veikia? Reiškia, parduotuvė pradeda darbą 8 ryto ir įjungiami ventiliatoriai, oro užuolaidos ventiliatoriai įjungiami ir grįžtanti temperatūra į šiluminį mazgą mažėja. Bakuojam automatinis vožtuvas atsidaro ir įleidžia reikiamą kiekį šilumnešių. Oro užuolaida, parduotuvė baigia darbą, oro užuolaida išjungiama, ventiliatorius tiksliau išjungiamas ir grįžtanti temperatūra šitoje vietoje kyla ir per kapiliarą bakuojamas yra uždaromas. Vis tiek yra šilumos nuostoliai, negalime visiškai uždaryti arba garantuoti, kad grįžtanti temperatūra bus visą laiką čia aukšta, kažkiek užuolaida šąla ir palaikoma mikrocirkuliacija per pačią užuolaidą, kad jinai būdama arti lango neužšaltų. Vartų oro užuolaida. Mazgas yra visiškai kitoks, yra automatinis balansavimo vožtuvas ir ant jo kaip trumpiklis yra uždėtas termobalansinis vožtuvas. Pažvelgus į schemą, štai čia prieš tai rodyta, šita schema tinka oro užuolaidoms, kai mes turim prekybcentrį, pagrindinės duris, kur žmonių srautas pastoviai eina. 8 ryto atidarėm parduotuvę ir žmonės pastoviai eina. Oro užuolaida pastoviai veikia, nes niekas neišjunginėja. Jie išjungia tik tais, kai baigėsi darbo laikas. Tai prekybcentris, biurų pastatas, kažkoks viešas pastatas. Šita schema naudojama, kai turim iškrovimo, prekių iškrovimo rampas, didžiuliai vartai, didžiulės oro užuolaidos, gali būti montuojamos, kaip čia parodyti iš viršaus, gali būti iš šono. Ir kaip viskas vyksta. Atvažiuoja mašina krautis, durys labai greitai atsidaro per keliasdešimt sekundžių ir per keliasdešimt sekundžių turi pradėti pūsti šiltą orą. Šitas vožtuvas su QT elementu, nors ir yra labai greitas, reaguoja per 30 sekundžių, bet to gali nepakakti. Todėl mes darom kitaip, užtrumpinam evakuojimą, jisai jau šitoje vietoje yra su on-offinė AMI 140 greitaeigė pavara, gali būti aišku 0,10 V pavara prijungta prie BMS, čia kaip užsakovas nori, kaip kokio lygio BMS ir trumpinimo vožtuvas, apvadinis vožtuvas evakuojimui, kuris yra MTCV, termobalansinis. Užsidarius evakuojimui, jisai visą laiką palaiko nustatytą temperatūrą. Pavyzdžiui, 40 laipsnių, 30 laipsnių. Ir atvažiavus mašinai krautis, evakuojimui pradedant važiuoti į viršų, mūsų oro užuolaida visą laiką yra paruošta, visą laiką šilta, 30 laipsnių ir gali iš karto pradėti veikti, pūsti šiltą orą. Grindinio šildymo valdymas, grindinio šildymo pamaišymo mazgai. Šiandien dienai ofisų pastatuose dažnai pasitaiko vestibiulis, pirmam aukšte, daug grindinio šildymo. Ir tada iškyla klausimas, ką daryti su grindiniu šildymu. Ar čia dabar daryti atskirą šilumokaitį grindiniam šildymui, to ploto sąlyginai kaip ir nėra daug, nes visas ofisas yra šildomas radiatoriais arba ventiliatoriniais konvektoriais, ką daryti su grindiniu šildymu. Tai vėlgi radiatorius aprišam, jungiam per automatinius vožtuvus su evakuojamais, grindiniam šildymui irgi galim panaudoti štai tokį mazgą. Evakuojamas, realiai tai yra vėdinimo kameros aprišimo mazgas, tik tais ne su 0,10 V pavara, o su QT elementu. QT elementas gali pakankamai daug galios duoti su evakuojam vožtuvu, tai jeigu delta T grindyse 5 laipsniai, reiškia priviniota daug vamzdžio, tai yra mažai vamzdžio, jeigu yra priviniota, tai
iki 37 kW. Jeigu daug vamzdžio įviniota, žingsnis tankus, galim iki 75 kW tokį pamaišymo mazgą padaryti su 32 bakuojamu ir QT elementu. Antafodo bulinis ir paprastas rankinis balansavimo vožtuvas. Tai tiesiog nustatom temperatūrą ir QT elementas su bakuojamu sureguliuoja šilumą. Čia matom gyvą sumontuotą pavyzdį. Sprendimas, kaip turėti ir radiatorių galvas, reiškia reguliuoti ir su radiatorių galvomis, ir turėti automatinį balansinį, kartu dar kaip zoninį vožtuvą. Schema nėra labai populiari, bet kartais tokių klausia. Reiškia, yra ABPM toks vožtuvas, kuris yra pagamintas sudėjus du vožtuvus, tai ABQM ir ASVPV slėgio perkeičio reguliatorius. Tai reiškia, ABPM palaiko slėgio perkeitį kontūrę, plus galima ant jo uždėti pavarą ir jis nuo kažkokio centrinio termostato gali visą atšaką darinėti. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, sporto salė. Sporto salė, 10 radiatorių ir norim valdyti pagal laiką centralizuotai, kad ne 10 radiatorių atskirai, o iš vienos vietos. Tai mokykloje galim padaryti tokią atšaką. Aišku, klausimas yra, ar iš tikrųjų reikia tos 10 radiatorių dar su radiatorių galvomis reguliuoti, galbūt užtenka apskritai vieno patalpos termostato ir tada mums nereikia ABPM, o užtenka ABQM vožtuvą uždėti. Jeigu su viena pavara ir ABQM, mes galim nuo vieno patalpos termostato valdyti. Grindiniam šildymui perjungimas, šildymas, vėsinimas. Turim privestą šilumą iki grindinio šildymo kolektoriaus ir turim privestą šaltį. Taip. Ir per grindinio šildymo vamzdelius galim tiekti arba šilumą, arba šaltį. Toks vožtuvas gali, reiškia, kiekvienai patalpai atskirai šildyti arba šaldyti. Principe, čia nieko labai sudėtingo nėra, tai du treigiai vožtuvai sujungti per ašį ir su viena elektrinė pavara, kuri įjungia arba šilumą, arba šaltį. Aišku, jeigu perjungimas yra šiluminiam punkte, šilumos ir šalčio, tada iki grindinio šildymo kolektorių pas mus ateis tik tais vienas vamzdis, viena pora vamzdžių, reiškia, per kurį mes patieksim arba šilumą, arba šaltį. Pagal šitą schemą mes turim galimybę turėti skirtingose patalpose. Tam pačiam objekte vienu metu galim turėti šilumą ir šaltį. Pavyzdžiui, pietiniai pusė galim jau aušinti, o šiauriniai pusė galim dar šildyti. Taip, schemos su ABQM vožtuvais, jos yra visuose kataloguose, tiek jau ir senų metų, tiek ir naujų, jos nesikeičia. Nauja schema. Mes jau dar nesam realybėje išbandę, bet konceptas jos yra toks. Danfoss gamykla patvirtino, kalbėjom, diskutavom, kaip toks mazgas galėtų veikti ir kas čia tokia yra. Tai jeigu greitai ir trumpai, jeigu kam reikės išsamiau, galėsim individualiai pakalbėti. Šilumnešis tiekiamas štai čia, grįžtantis štai čia. Ką mes turim? Turim vėdinimo kameros kaloriferį, kuris gali ir šildyti, ir šaldyti, ir gali srautą persibalansuoti esant skirtingam debitui. Gali šilumos, pavyzdžiui, poreikis būti 1 kubas, o šalčio poreikis gali būti 4 kubai. Aišku, pats kaloriferis turi 4 kubus praleisti, turi būti parinktas pagal šaltį, bet esant šildymui mes galim perbalansuoti. Su Novocon pavara galim pakeisti debitą šildymui, apriboti iki kubų, o debitą šaldymui apriboti iki 4 kubų.
ir galim uždėti 2 temperatūros jutiklius ant paduodamo grįžtamo. Reiškia, Novacon pavara mums galės apskaityti sunaudotą šilumos energiją. Taip pat galim per pavarą turėti ir cirkuliacinio siurblio valdymą. Reiškia, kai veiks šaldymo režime, cirkuliacinis siurblys bus išjungtas tam, kad, kaip jau minėjau prieš tai, neužkelti vietoj 7 laipsnių, kad netiekti, sakykime, 8 ar 9 šaldymo režime. Tai mazgas transformatorius transformuojasi, reiškia, iš šaldymo į šildymo ir atvirkščiai. Kai siurblys išjungiamas, šaltas vanduo, šaltnešis teka. Čia atbulinis vožtuvas jo nepraleidžia ir 7 laipsniai ateina, 12 laipsnių išeina. Kai turim šildymą, ateina 80 laipsnių, cirkuliacinis siurblys čia pastoviai suka, 80 teka į kaloriferį, kas grįžta atgal į šiluminį mazgą. Taip, jeigu kas norės išsamiau apie šį mazgą, apie Novaconą, dar kalbėsim, pirmas webinaras apie Novaconą, apie naują BKM mes dar darysim 2 savaičių bėgyje, vėl jūs pakviesim sudalyvauti. Taip, pavyzdžiai, kai vėdinimo kameros mazgas lauke, būna klausimų, kur dėti ant kameros aprišimo mazgą, sako, viduje nėra vietos, lauke irgi kaip ir negalima, galima dėti į dėžę. Galima įdėti tokie skardininkai, padaro tokias dėžes ir ten sutelpa visas tas grožis. Galima dėžės gaminti, galima, jeigu mazgai nedideli, paima elektros skydų dėžes ir tokius elektros skydų dėžes sudeda tos mazgus. Aišku, gali kas nors vis dėlto prisikabinti, nes dėžė stovi lauke, o įrangos techniniai dokumentacijai rašo, kad ten, sakykime, aplinkos temperatūra +5 laipsniai, +10, 0, iki -10, o pas mus būna iki -25, sakykime. Tai tokiu atveju galima numatyti skydų šildytuvai. Yra tokie Devi gaminami, Danfoss Devi gaminami skydų šildytuvai. Jie elektrą šildo skydo vidų ir tokiu atveju gali būti palaikoma pliusinė temperatūra. Bet iš principo nesu jų matęs panaudotų šildymo mazgų ant kameroms aprišimuose, nes dėžės prišyla nuo pačių vamzdžių ir ten nebūna minusinių temperatūrų. Taip, grindinio panelinio šildymo projektavimo rekomendacija. Turim daugiabutį ir turim projektuoti su grindiniu šildymu. Kaip tai geriau padaryti? Variantas įdėti pamaišymo mazgus kiekvienam butui arba padaryti centralizuotą grindinio šildymo maišymą iš šiluminio mazgo. Tai jeigu visas daugiabutis yra grindinis šildymas, tai be abejo tik vienas mazgas centralizuotas šiluminiam punkte, iš kurio teka šilumnešis į butus. Kažkaip seniau visi galvodavo, kad jeigu grindinis šildymas, reikia kiekvienam bute statyti pamaišymo mazgą, tokį gamyklinį pamaišymo mazgelį kiekvienam bute. Tikrai nereikia, nebent yra namas daugiabutis su radiatoriniu šildymu, 60 butų, atsiranda vienas kitas vartotojas, kuris nori grindinio šildymo. Tokiu atveju galima jau tada statyti pamaišymo mazgą keliems butams, įrengiant grindinį šildymą. Kodėl vienas centralizuotas šilumos mazgas darantis žemesnę temperatūrą yra geriau negu daug mažų? Visų pirma, veikimas yra geresnis, nes šiluminis mazgas dirba pagal lauko oro temperatūrą. Šitas mazgas dirba pagal nustatomą, štai šitą rankenėlę, pagal nustatomą šilumnešio temperatūrą ir jinai nustatoma visam sezonui vienoda, kas nėra gerai. Toliau dėl pačios eksploatacijos. Vartotojai būna išleidžia vandenį, kažką jungia, gyvatukus, išleidžia iš grindinio šildymo vandenį, prileidžia oro, siurbliai sudega. Sudega siurbliai, daug problemų keičiant siurblius, ginčiai su gyventojais,
kas kaltas, kad sudegino siurblį, paliko įjungtą be priežiūros, be vandens ir siurblys sudegė. Taip, toliau, reiškia, tą pakalbėjom. Grindinio panelinio šildymo šilumos punktų projektavimo rekomendacija dėl pavaros. Kęstutis minėjo, kad austriškas variantas yra sugrąžinančia spyruoklė, lietuviškas variantas kaip ir jo nėra, niekas nereikalauja, todėl mes galim rinktis. Galim rinktis vožtuvą be grąžinančios spyruoklės arba galim pasirinkti vožtuvą su grąžinančia spyruoklė. Austrai nebereikalo projektuoja, reglamentuoja mazgus su grąžinančiomis spyruoklėmis grindiniam šildymui, nes dingus elektrai pavara lieka toje pozicijoje, kurioje ir buvo prieš dingstant elektrai. Iš šilumos tinklų šilumnešis atiteka, jis laisvai gali pratekėti per šilumokaitį, keliama tiekiama temperatūra į grindinio šildymo sistemą ir galima nesunkiai perkaitinti vamzdžius. Taip. Todėl grindiniam šildymui ypatingai svarbu turėti pavarą ant šilumos tinklų su grąžinančia spyruoklė. Tai yra mūsų rekomendacija grindiniam šildymui. Toliau kita rekomendacija yra apsauginis termostatas cirkuliaciniam siurbliui grindinio šildymo. Jau reiškia po šilumokaičio cirkuliacinis siurblys vienas tiekia šilumnešį visam pastatui. Kam jo reikia? Sakykime, užstrigo vožtuvas. Pavara veikia, elektra nedingo, viskas funkcionuoja, bet nutrūko šlako gabalas nuo suvirinimo vidinės siūlės, šlako gabalas atėjo iki vožtuvo, pavara bando jį uždaryti, bet negali uždaryti, nes šlako gabalas neleidžia. Tokiu atveju kyla vėlgi grindiniam šildymui temperatūra, šilumnešis šilumos tinkluose 120, pas mus vietoj 50, kyla iki 60, 70, 80 ir vėlgi galima nesunkiai sugadinti vamzdžius. Tai toks paprastas daiktas kaip vamzdžio paviršiaus termostatas prie cirkuliacinio siurblio bendro visam namui gali išgelbėti, apsaugoti nuo pavojaus vamzdžių sugadinimui. Reiškia, nustatoma su juo 55 laipsnių riba ir kai ši riba yra viršijama, išjungiamas cirkuliacinis siurblys ir kurį laiką šilumnešis netiekiamas. Atvėsta, jisai vėl įsijungia ir pradeda pulsuoti. Po kurio laiko gyventojai turėtų pastebėti, kad šiluma tai atsiranda, tai dingsta, tai atsiranda, tai dingsta. Ir kreipiasi tada, reiškia, į prižiūrinčią organizaciją, būtų ūkis atvažiuoja ir tada švalo vožtuvą, vėl viską paleidžia, viskas gerai veikia, vamzdžiai nesugadinami. Priminimas, nežinau, ar čia projektuotojams tą reikia sakyti, bet prižiūrėtojams tai tikrai reikia sakyti, gamina šilumos punktus kaip radiatoriams ir pamiršta, kad daugiabutyje grindinis šildymas. Ir, sakykime, atvažiuoja valdikliai nustatyti kaip pagal radiatorių parametrus, 70 tiekiama, 80 tiekiama, grindiniam šildymui galbūt reikėtų projektą nurodyti, aišku, nurodoma yra projektuose, 45 tiekiama, 48 tiekiama, čia labiau prižiūrėtojų, eksploatuotojų darbas yra teisingai suvesti grafiką, kad temperatūra tiekiama nebūtų per aukšta. Taip pat grindiniam šildymui dėl mažo delta T, sakykime, suprojektavom A++ daugiabučiui režimą 40 tiekiama, 33 grįžtanti, tai čia jau prie laukia -26, realiai bus veikimas kokių 32 laipsniai tiekiama, 29 laipsniai grįžtanti. Paviršiniai jutikliai turi didelės paklaidas, jų matavimo riba plius-minus laipsnis pusantro, tai šiuo atveju, kai turim delta T tik 3 laipsnius, geriau naudoti panardinamus jutiklius, jie rodo tiksliau, jų paklaida yra gerokai mažesnė.
Taip, Danfoss sprendimai vėsinimui. Su šildymu baigiam. Sprendimai vėsinimui. Idėja ta pati. Sujungti visus įrenginius į vieną sistemą ir kad viskas gerai funkcionuotų, visur būtų balansas. Su vėsinimu pagrindinė bėda būna su šalčio mazgu. Ne su visa sistema, nes visoje sistemoje, jeigu naudojam automatinius vožtuvus, abakuojamus tiek su kameromis, tiek su fancoilais, ten viskas aišku. Bet šalčio mašiną irgi stengiamasi padaryti paprasčiau su hidromoduliu. Ir sako, įdėjom šalčio mašiną su hidromoduliu, ten abakuojamai ir viskas, daugiau mums nieko nereiks. Įsivaizduojam, kad lygiai panašiai kaip ir šilumos mazgas, padarėm šilumos mazgą ir padarėm sistemą, viską sujungiam ir viskas turi veikti. Tai šitoje vietoje mašinas su hidromoduliu reikalauja pastovaus debito. Ir jinai viduje neturi va štai šitos dalies apvado ir turi tik tai siurblį savo viduje. Todėl šalčio mašinai su hidromoduliu, darant kintamos srauto sistemą su abakuojamais, iškia visą sistemą, šitoje vietoje yra reikalingas apvadas ir cirkuliacinis siurblys. Šalčio mašina apvadinis. Turim pastovaus debito cirkuliaciją, šalčio mašiną sistemą, turim kintančio srauto cirkuliaciją. Kaip kuriais atvejais galima apsieiti be papildomo cirkuliacinio siurblio, nes šitoje vietoje reikia cirkuliacinio siurblio ir reikia apvadinio vožtuvo. Jeigu turim pastato valdymo sistemą, šalčio mašinos minimalaus srauto valdymas, esant BMS pastato valdymo sistemai. Tai, kaip matot, nėra antro cirkuliacinio siurblio. Cirkuliaciniai siurbliai yra kartu su mašina, o štai čia hidromodulis. O šita dalis yra hidromodulis. O štai čia. Taip. Čia turim srauto skaitiklį ir turim apvadinį vožtuvą, abakuojam vožtuvą ant apvado. Reiškia, skaitiklis matuoja srautą, kai srautas artėja prie jau minimumo šalčio mašinai, reiškia, tada atidaro apvadinį vožtuvą ir dalį debito praleisdinėje. Tai šita schema yra tinkanti gal daugiau, kai yra daugiau šalčio mašinų, nes, sakykime, jeigu vieną šalčio mašiną įdėsim ir jos, pavyzdžiui, debitas minimalus yra 70% nuo galios. Tai tokiu atveju tas vožtuvas apvadinis nelabai ką padės. Čia mums jisai labiau naudingas, kai yra, pavyzdžiui, kelios šaldymo mašinos, dvi išjungtos. Ir šiuo atveju, pavyzdžiui, reikia 40% vienos šalčio mašinos debito mums palaikyti. Tai tokia schema tada tinkanti. Tai vėlgi, konkrečiu atveju gal vėlgi geriau pasitarti, kokią schemą naudoti. O su vidum viskas labai paprasta. Tiek šalčio mašinos, tiek sijos, tiek ventiliatoriniai konvektoriai, aprišimo schema visų yra vienoda, jokių pamaišymų, jokių cirkuliacinių siurblių, du rutuliniai, automatinis balansavimo vožtuvas, vėdinimo kamerai čia dar įdedam termometrus, manometrus ir automatinius nuorintojus ventiliatoriniam konvektoriui, du rutuliniai, abakuojamas, daugiau nieko nereikia, čia netgi to nuorintojo automatinio praktiškai niekas nededa, nes srautas orą nupučia ir jis išleidžiamas yra per oro separatorius arba per stovą. Perjungimo schemos, čia vamzdžių kratinys, iš jo nieko nesuprasi, geriau žiūrėti schemą. Turim vartojimo įrenginį, ventiliatorinį pastatomą konvektorių ir žiemos metu mes per jį tiekiam šilumą, o vasaros metu norim papildomo šalčio šaltinio, reiškia, per tos konvektorius mes galim patiekti šaltį. Tam, kad būtų balansas ir šilumos ir šalčio, ant šildymo atšakos uždėtas ABPM vožtuvas su pavara ir AMZ 112 rutulinis vožtuvas su pavara.
ant šalčio kontūro taip pat uždėtas ABPM vožtuvas kartu su pavara ir AMZ 112 uždarimui. Taigi, trumpai apie bendrą sistemą. Bendrą sistemą daugiabučiams. Tai paskutiniais metais Danfoss koncepcija yra turėti bendrą sistemą vieno gamintojo, kalbam su užsakovais, montuotojais, taip pat prašom projektuotojų daryti viską vieno gamintojo, nes tai yra daug paprasčiau investuotojui, lengviau montuotojui dėl geresnės kainos. Na ir visiems paprasčiau, mažiau kontaktų, mažiau painiavos, veiks, neveiks. Užsakovas, jeigu kažkas jam kyla klausimų dėl sistemos veikimo, kai yra Danfoss mazgas, Danfoss šilumos apskaita, balansiniai ventiliai, skaitikliai, automatika, grindinio šildymo vamzdžiai, kolektoriai su išankstiniu nustatymu. Tai tada tik tais vieno gamintojo yra klausimas, ką daryti, kad viskas veiktų. Taip, tai tada mes užsiemam problemų sprendimu, Danfoss servizas, Danfoss klientų centras, arba aš pats kartais važiuoju ir sprendžiu iškylančius klausimus dėl šildymo. Taip, montuotojas, esant visam paketui, vėlgi gauna geresnės kainas, jam yra finansiškai geriau susirinkti viską iš vieno gamintojo, negu atskirai iš kitų. Pabaigoje, kai reikia viską derinti, tai vėlgi Danfoss įgalioti balansuotojai nuvažiuoja, sureguliuoja štai šitos balansinius vožtuvus tiekime, slėgio perkirčio reguliatorius kiekvienam butui. Tai čia yra pavyzdinis mazgas, kaip turi atrodyti laiptinės kolektoriui apskaitų mazgas. Kiekvienas butas turi savo automatinį balansavimo vožtuvą ir skaitiklį natūralu. Daug butų, jie visi viens nuo kito yra nepriklausomi. Aš galiu šiandien dienai, sakykime, negaliu įeiti į kažkurios butus, dabar lygtais visi atidaryti, čia irgi visi atidaryti, bet būna uždaryta, sakykime, ten kažką remontuoja, tvarko, dasijunginėja ten kokį gyvatuką, užsuka kontūrą. Pavyzdžiui, negaliu pirmo, antro buto balansuoti, bet visus kitus galiu balansuoti. Arba, pavyzdžiui, negaliu įeiti, nes balansavimo metu reikalingas ir, reiškia, šitas pavaras nuimti ir iš ankstinius nustatymus nustatyti. Tuos nustatymus paprastai montuotojai nustato prieš, reiškia, jau pagrindinį balansavimą, bet kartais tenka į butą užeiti, patikrinti, ar tikrai padaryta, kartais būna ne visai gerai padaryta. Pavaras nuėmus, iš ankstinis nustatymas, reiškia, patikrinamas. Jau tokia bendra sistema daugiabučiams, taip pat, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu daugiabutis be grindinio šildymo, visai pravartu naudoti ir elektrinius kilimėlius voniose, virtuvėse ar koridoriuose, kurios taip pat galima integruoti į tą patį telefoną, valdyti nuotoliniu būdu tiek radiatorių galvas, tiek elektrinius kilimėlius. Daugiabučių projektų su pilna sistema nuo mazgo iki termostato jau nesuskaičiuojam, nes jie yra kvartalais. Tie kvartalai daugiau mažiau visiems yra žinomi. Sistema komerciniams pastatams. Užsitęsė mūsų webinaras, bet jau nedaug liko. Vieninga sistema komerciniams pastatams. Tai vėlgi tas pats šilumos mazgas, uždarimo armatūra, filtrai, sklendės, atbuliniai vožtuvai, šilumokaičiai, rankiniai balansiniai vožtuvai. Šiandien dienai praktiškai nieko jie nebebalansuoja. Balansavimui, rankiniai balansiniai balansavimui nenaudojami. Jie naudojami srauto patikrai. Ant atšakos, ant magistralės, bendro debito pamatavimui ir siurblio darbo taško nustatymui. Tai gali būti didesnių diametrų pagrindinėms atšakoms,
mažesniems atšakoms patikrinimui MSVBD. JIP rutulinės sklendės, peteliškinės pavaros sklendės kartu su pavara. Jos gal unikalios yra, sakykime, su tuo, kas yra rinkoje, kad gali uždaryti iki 16 barų. Tai prieš tai gąsdinau, kad trieigiai, rotaciniai, linijiniai gali neuždaryti reikiamo slėgio. Tai jeigu dėsim peteliškę, galit net neieškoti, VFI, VA 16 barų gali uždarinėti. Tai praktiškai galim vienam gale vamzdžio turėti orą ir junginėti laistymo sistemą kažkokią didžiulę. Labai didelis slėgis, 16 barų jinai gali pilnai uždaryti ir atidaryti. Todėl tikrinti nereikia. Rutuliniai vožtuvai su pavara, dvieigiai vožtuvai, dvieigiai rutuliniai ir trieigiai rutuliniai. Šitie yra dvieigiai iki diametro 50, trieigiai beros iki 32. Jie irgi daug slėgio gali uždaryti, daug slėgio gali valdyti. Vėdinimo kameros aprišimo mazgas, tai kaip rodžio bukuojamas, MSVBD, skaitiklis, kažkur čia Danfos skaitiklis buvo, štai šitoje vietoje. Vienas manometras geriau negu 3. Taip, turim štai čia filtrą. Tai čia filtras, cirkuliacinis siurblys. Visos atšakos sujungtos į vieną prie vieno manometro. Tai kurį rutulinį atsukam, tą slėgį ir matom. Vienas manometras atrodo daug tiksliau, tiksliai, nepalyginamai tiksliau negu 3 skirtingi, nes kiekvienas manometras turi dar savo paklaidą. Šito vamzdžio, aišku, nereikia izoliuoti, nes čia šilumnešis necirkuliuoja. Bet užizoliavo. Sijos oriniai šildytuvai, ventiliatoriniai konvektoriai. Evakuojamas, ant jo galim montuoti visų įmanomų tipų pavaras. Būna klausimas, ar galima evakuojamą prijungti prie BMS? Aišku, galima. Galim kokią nori pavarą, on-offinį, 0,10 voltų pavarą arba skaitmeninę. Tai visos pavaros TVA, ABN, AME, jos jungsis per kažkokį tai valdiklį BMS-o ir, reiškia, iš BMS-o ateis signalas skaitmeninis, po valdiklio eis signalas arba on-offinis, arba 0,10. Galima tiesiai jungti BMS-ą į Novacon, skaitmeninę pavarą ir skaitmeniniu signalu pavarą valdyti. Štai taip atrodo skaitmeninė Novacon pavara, čia keletą kartų prezentacijas darėm, bet manau, kad reikės dar pakartoti kartu su nauju evakuojamu. Dar kartą prisiminsim, ką gali Novacon pavaros. Turim objektą veikiantį, gal kažkada pavyks į jį nuvykti ir gyvai pasižiūrėti. Šilumos apskaita SonoSafe, vėsinimo apskaita Sonometer, grindinių konvektorių valdymas, ofisinis pastatas, matom ASV komplektą prieš kolektorių ir per grindinio šildymo kolektorių valdom tokius konvektorius įleistus į grindis. Sprendimas techniškai yra labai geras, geresnio kol kas nesugalvojau ir man geresnio niekas kol kas neparodė. Labai lengva balansuoti, labai gerai pasiskirsto šilumnešis, nekyla problemų, kad ten kažkas kažkur šyla, nešyla. Čia, sakykime, perkišio reguliatorius atkerta jį nuo visos sistemos, man yra klausimas tik tai, kaip sureguliuoti 4 tos konvektorius tarpusavyje. Visose kitose šakotinėse sistemose pajungimas ten per perdangą iš kito aukšto arba jungimas ten per trišakius ant vienos linijos galybę radiatorių. Taip, techniškai, finansiškai yra pigiau, bet techniškai po to tokias sistemas didžiuliuose mega ofisuose būna problematiška subalansuoti. Ir ypatingai tai pasijaučia, kai
suskirsto. Kai Open Office dar, sakykime, netaip jaučiasi, bet jeigu atsiranda kabinetukai, kažkokios dėrybų salės ir stovi vienas radiatorius, kuris šildo tik tą patalpą, tai tikrai turi būti jam tinkamas srautas ir iš ten 1400 radiatorių, kad kiekvienas gautų tai, kas jam priklauso ir šildytų pagal poreikį. Tai, kaip sakau, geresnio pajungimo, kaip per grindinio šildymo kolektorius, dar man neteko matyti. Solenoidai vandentekio valdymui, BREEAM LEED reikalavimas valdyti vandentekį. Danfosas yra labai stiprus šaldymo vožtuvų gamyboje, pramonės vožtuvų gamyboje. Čia, sakykime, OB Danfos, mes esam šildymo padalinys. Tai reikalui esant tų solenoidų yra galybė visokiausių su įvairiais sertifikatais, kurie patvirtina, kad vožtuvai tikrai tinka geriamam vandeniui, specialios membranos, specialūs korpusai. Tai tiesiog, jeigu kam kada reikia, solenoidų ofisų pastatuose, geriau, aišku, užsiklausti, parašysim, kuris modelis tinka. Tai komercinių pastatų jau nerodau kaip kiekvieno atskirai, kiek ten ko yra primontuota, nes jie visi daugiau mažiau yra panašus, visi su automatiniais balansavimo sprendimais, tiek kameros, tiek šankoilai, užuolaidos, sijos, su atsinaujinančiais šaltiniais, kaip sakiau, šiluma iš grunto, šiluma iš oro, šiluma nuo čilerių, karšto vandens ruošimo, ten permetama grindiniam šildymui. Tai visi jie įdomus, visi unikalūs, apie kiekvieną galima dar šnekėti apie kokius bent jau po 15 minučių apie kiekvieną objektą, kokie ten sprendimai yra unikalūs panaudoti, bet gal jau nesikartosiu, gal turite klausimų. Ar aš čia likau vienas? Čia toks jausmas, kad šnekėčiau pats su savim. Birutė? Taip, girdžiu tave, ieškau klausimų. Alio. Jo, girdi? Andriau. Aha, girdžiu. Girdži? Klausimų Taip, girdžiu. Aiva, Liudmila nori paklausti. Tai ar turim klausimų? Jo, Liudmila. Labą dieną, girdite? Labą dieną. Labą dieną, klausom. Andriau, man dažnai pasitaiko tokios schemos kaloriferio prišimo, kaip, reiškiasi, be cirkuliacinio siurblio. Sistemoje yra gliukolinė, ne? Ir, sakysim, kaloriferis vėdinimo sistemoje yra naudojamas ir vėsinimui, ir šildymui. Tu, aišku, rodai su Novakonu. O dažnai pasitaiko, kad iš vis stovi tik treigis ir viskas. Ką mes turim, kai veikia šildymas? Kai su šaldymu tai aišku, ne? O kai šildymas? Kai šildymas ir ten tik treigis vožtuvas ir be cirkuliacinės linijos. Taip. Be pamaišymo mazgo, reiškia, tik tai treigis vožtuvas ir nėra antro kontūro, reiškia, kuris palaikytų kaloriferyje ten tinkamą temperatūrą, taip? Taip, nėra. Nieko nėra, tik treigis, kaip vėsinimai. Iš principo toks mazgas negalėtų veikti, nes turėtų suveikinėti apsauga. Sakykime, kai nukrenta temperatūra iki ten kažkokios, aišku, aš to mazgo dar nemačiau, tik daugiau mažiau įsivaizduoju, kaip jis galėtų atrodyti, tai automatika turėtų pastoviai mesti tą užšaliminę klaidą, nes vanduo neturėtų suspėti šiltas atitekėti iki tiek, kad nes treigis uždarytas, šąla, turėtų suveikinėti apsauga. Nežinau, ar tokie mazgai buvo panaudoti, ar jų yra veikiančių tokių mazgų? Nežinau, ar yra veikiančių, bet man pasitaiko tokie, va dabar turiu ir galvoju įdomi. Treigis srautų išskirimui, kur arba per tą nesumaišymai? Ne, grinai prie mazgų, kaloriferiniai mazgai. Supratau, tai žodžiu, ant grįžtamų treigis ar paduodamas? Neišgirdau. Treigis ant grįžtamo ar paduodamo vamzdžio? Oi, dabar negaliu pasakyti, man atrodo, kad ant paduodamo. Tada taip. Ant paduodamo.
Tai vėlgi klausimas, ar yra dar bypasinis vožtuvas prieš tai, kuris ten palaikytų magistralį temperatūrą. Tai reikėtų pažiūrėti mazgą gyvai ir tada galima dar padiskutuoti, bet iš principo toks sprendimas nėra tinkamas, nes jisai gali ir išbalansuoti sistemą ir tas mazgas gali tinkamai neveikti, nes šildymui, šaldymui, jeigu turim skirtingus debitus, tai vėlgi klausimas, koks tada balansavimas, nes tada reikėtų prieš sezoną, po sezono perbalansuoti skirtingiems debitams. Tai tas mazgas su Novokonu tai yra 100% gerai veikiantis tiek kaip šildymo, tiek kaip šaldymo. Jeigu darom su treigiu, tada vėlgi pasirenkam greičiausiai pagal šaldymą ir tada esant šildymui gali viskas gerai neveikti. Tai va toks ir skirtumas. Aha, supratau, ačiū. Prašom. Daugiau klausimų? Daugiau nesimato, tai bus įrašas, aš rytoj arba poryt atsiųsiu visiems įrašą šios prezentacijos, o daugiau klausimų tai nematau. Aišku. Tai gerai tada, truputį jau užtempiam, gal kitą pabandysim sutilpti laiką. Gerai, tai dėkui, ačiū visiems ir iki. Dėkui, gražios dienos visiems. Viso.